Gera žinia ta, kad mes tą galime padaryti vos per 24 valandas. Sveiki, esu gydytojas Tomas Stumbrys ir šiandien noriu pakalbėti apie pačią populiariausią mūsų paslaugą PPDent klinikoje, apie dantų implantus. Greičiausiai daugumoje žinote, kas yra dantų implantas. Tai yra titaninis sraigtas su ant jo tvirtinamu dantimi. Dantis dažniausiai tvirtinamas prisukamai, kartais cementuojamai, kai implantas prigyja maždaug vidutiniškai per 2-3 mėnesius. Nuo ko priklauso dantų implantų kaina ir kiek jie kainuoja PPDent klinikoje? PPDent klinika, kadangi yra tarp top 5% Lietuvos klinikų, kurios suka daugiausiai implantų, gali jums pasiūlyti iki 10 implantų sistemų priklausomai nuo jūsų poreikio. Ir todėl, kad deda daug implantų, implantacija kartu su protezavimu PPDent klinikoje kainuoja nuo 900 eurų iki 1300 eurų, priklausomai nuo sriegiamų implantų kiekio ir dantų implantų sistemos. Jeigu jums reikia ekonominio sprendimo ir tas sprendimas jūsų atveju tinka, mes galime pasiūlyti super kainą. Jeigu jums reikia premium kokybės, mes galime pasiūlyti premium kokybės įvairių implantų sistemas. Kada ta kaina gali dar padidėti? Ta kaina gali dar padidėti, jeigu, tarkim, jums trūksta kaulo, jeigu jums trūksta dantenų aplink tą implantą, jeigu reiktų atlikti momentinę implantaciją. Kas yra momentinė implantacija? Kai implantas sriegiamas iš karto po danties pašalinimo. Tokia procedūra reikalauja daugiau įgūdžių ir daugiau medžiaginių sąnaudų, nes dažniausiai reikia papildomai augmentuoti. Ką reiškia augmentuoti? Tai reiškia priauginti kaulą, užpildyti tarpus tarp implanto ir danties rovimo vietos kaulinę medžiagą. Kokie būna dantų implantacijos tipai? Dantų implantacijos tipai, kaip ir minėjau, gali būti momentinė dantų implantacija. Tokia procedūra pati patogiausia ir greičiausia ir labiausiai toleruojama pacientų, labiausiai mėgstama, nes gydymas sutrumpinamas keliais mėnesiais. Kitas variantas, iš pradžių pašalinamas dantis, po kelių mėnesių sriegiamas implantas arba su gijimo galvute iš karto, taip kad čia, arba tas implantas užsiūnamas po dantiną. Pacientui žinoma geriau kuo mažiau vizitų, bet vėlgi labai situacijos įvairios, kaulo kokybė labai įvairi, todėl sprendžiu aš, kur kokią situaciją ir kokią implantacijos metodiką naudoti. Kas, jeigu trūksta kelių dantų? Ar man reiks kiekvieno danties trūkstamo vietoje implanto? Ne. Jeigu, tarkim, jums trūksta kelių dantų, mes galime įdėti 2 implantus ir ant jų padaryti 3 arba net gerais atvejais 4 dantis. Jeigu jums trūksta vieno danties, tai žinoma bus 1 implantas. Jeigu trūksta viso žandikaulio dantų, tada gerų scenarijumi, kai geros sąlygos, ir dažnai taip ir būna, mums užtenka vos 4 implantų atstatyti visą žandikaulį. Tokiu atveju tas gydymas gaunasi santykinai nebrangus, lyginant su alternatyvomis. Ir gera žinia ta, kad mes tą galime padaryti vos per 24 valandas. Ar jums tikrai reikia implantų? Pirmiausia, mes turime atlikti konsultaciją, apžiūrėti jūsų burną, pažiūrėti jūsų kompiuterinę tomogramą ir nuspręsti. Bet kuriuo atveju dantų implantai yra pats pažangiausias ir patikimiausias gydymo metodas, kai yra prarasti dantys. Nes alternatyvos dažniausiai yra daug nepatogesnės arba žalingesnės. Žinoma, jos dažnai yra pigesnės, bet ta kaina dantų implantacijos pradžioje didesnė, ypač jeigu pacientas jaunas, tikrai atsiperga laikui bėgant. Linkiu teisingų pasirinkimų ir laukiu konsultacijų.